Sveiki bičiuliai, sveiki mėgstantis dirbti vakarais, kažką įdomaus, kažką naudingo. Aš, kadangi politiką nesidomiu, tiksliau biškutį domiuosi, truputėlį domiuosi, panoramos nežiūriu, alaus nelabai geriu, nes neturiu su kuo, juokauju. Va, pavadinsim tokį naują pas save grojaraštį. Įrankių smulkus įrankių remontas. Šiandien pas mus kampinis šlifuoklis, dar kitaip liaudyje vadinama balgarkė, kas nežinot. Kas tai do prietaisas? Tai labai paprastas prietaisas, skirtas pjauti, šlifuoti medį, metalą ir kitas panašias medžiagas. Šiaip aš jo žiauriai nemėgstu šito prietaiso, šito įrankio. Jisai yra labai pavojingas. Kodėl pavojingas? Kadangi jis turi didelės apsukas. Dabar pas mane čia nusitrynė, aš jau nepasakysiu. Aš atsimenu, kad čia 800 vatų, gal apie 12 tūkstančių apsukų. Nesvarbu, būna ir 12, ir 11 tūkstančių, gal ir 10, ir 8 tūkstančių apsukų. Šitame prietaise apsukos nesireguliuoja. Ir šis prietaisas yra įrankis veikiantis. Jam jau yra apie gal 12 metų. Kažkas tokio. Labai daug žmonių patyrė traumą su šituo įrankiu, kadangi dažnai neteisingai dirba su įrankiu ir nesilaiko saugumo reikalavimų. Dažniausiai jie nuima štai šitą apsaugą, kurios nevalia nuimti. Apsauga šitą apsaugo skilus diskui, lekiant atplaišoms ir taip toliau. Tiesiog mes jį pasireguliuojam, kokiu kampu mums reikia, kaip mes pjausim. Tuomet būtina visuomet naudoti šoninę rankeną, kad laikyti pjovimo įrankį, tarkim. Aš dabar tą šoninę rankeną palikau kitame įrankių dėžiai. Bet jinai įsisuka, palaukit, parodysiu, kur jinai įsisuka, va štai čia į reduktorių, gali būti rankena šitoj pusėje arba šitoj pusėje. Priklauso, ar mes taip laikysime įrankį, jeigu esate kairiarankis, gal patogiau taip laikyti, jeigu esate dešiniarankis, patogiau gal taip laikyti. Įrankis neturi jokio reguliavimo apsukų, čia yra didelis minusas. Nes įrankiai, kurie turi apsukų reguliavimą, galime dėti arba kokį švietimo šepetį, ar dar kažkokį tai kitą įrankį, kur būna nurodyta apsukų leistinas kiekis. Tai yra riba, tarkim, švietimo šepečiui gal iki 8000–6000 apsukų. Didesniom apsukom negalima dirbti. Nu, bent taip rašo gamintojas, tai ką rašo gamintojas, tą reikia ir daryti. Aš čia pakeičiau, pasakykime taip, spaudimo tą veržlę plačiąją. Čia yra štai fiksavimo mechanizmas. Užfiksuojam taip. Ir atkėlus rankenėlę galim laisvai nuimti pjovimo, tarkim, diską. Štai taip. Šitas daiktas yra standartinis, ašis 14 mm. Užsisuka palei laikrodžio rodiklę, viskas čia yra normalu ir paprasta. Ir elementaru, taip. Jeigu tai būtų pjovimo diskas, užsukam, užverčiam, užrenkiam rankenėlę ir nereikalingas tas raktas. Kodėl kalbu apie traumas? Mano brolis pjovė metalo laužą ir jam užspaudė diską, išrovė balgarkę iš rankos. Ir štai šitoj vietoj įpjovė laidą, užtrumpino laidą. Va. Laidas buvo guminis, neatsimenu ko, aš jau vieną buvau kartą pakeitęs laidą, kažkas buvo dar jį sudraskęs man. Na ir aišku, jam nelaimė atsitiko, ačiū Dievui, kad sveikas gyvas pats liko, nukentėjo tik laidas ir nukentėjo viena ausis, jeigu matysite, va štai čia yra auselės, viena kojytė yra, kita nuskilausis, nes kai mes pjaustom, taip, padirbom, kol dar diskas sukosi,
arba laikom rankose, o jeigu dedam, tai ne taip dedam ant stalo arba ant žemės, o tiesiog dedam diskų viršų ir tada jinai guli nesibuoja ta bolgarkė. Bent aš įsivaizduoju taip. Toliau minusas šitos bolgarkės yra, jeigu kas nors rinksitės, tai žinokit, kad dar reikėtų apsauga nuo netyčinio įsijungimo. Tarkim, būna, kad užsifiksuoja mygtukas, arba būna, kad įjungi ir turi dirbti, pjauni tol, kol mygtukas yra įjungtas. Tik tai pakeli nykštį, mygtukas atšoka. Pas mane fiksuojasi mygtukas, neatšoka jisai. Tai čia yra šioks toks minusas, turėtų jis atšokti. Arba, jeigu, tarkim, pjovėm, dingo elektra, įtampa dingo, kai įtampa atsiras, mygtukas neleis įsijungti, reikia išjungti įrankį ir tuomet dar kartą įjungti. Tai šitą funkciją jau naujausiuose įrankiuose yra, nes būna dažnai, kad palieka įjungtą įrankį, kur nuo statybose, įrankį paskui elektrą paduodama, įtampa ir staiga nei iš jo nei iš to įrankis pradeda veikti ir, gali net šokti iš vietos ir kas nors negero atsitikti, jeigu kur nors šalia kojos bus ar šalia rankos. Vienu žodžiu, geriau, kad įrankis visuomet būtų išjungtas ir ta apsauga būtų. Šitas įrankis neturi jokių apsaugų. Čia elementarus, juodas įrankis, su kuriuo labai reikia atsargiai elgtis. Aš asmeniškai gyvenime gal 2 kartus kažką pjoviau, nedidelius stripelius, armatūrą gal kažkokia, tai ir viskas. Daugiau aš jo nesinaudoju. Su juo naudojasi mano brolis. Aš kažkaip tai nemėgstu šito įrankio, jis man nėra pilnai, pasakykim taip, man jisai kelia baimę, vienu žodžiu taip. Kas čia toliau? Na, šiandien keisime laidą. Laidas čia standartinis laidas buvo be žeminimo. Aš įdėjau vieną kartą, jau keičiau laidą, jau minėjau tai jisai yra su žeminimu. Tai šiandien nežinau, dar pažiūrėsim, kokie šio laidų krūvą atsinešiu, ką mes čia, kokį laidą naudosim. Na, turiu štai tokį laidą, pirktą senukose, 2 gyslų, bet labai tingiu, vienam gale reikia laidą prijungti prie įrankio pačio, o čia reikėtų uždėti elektrošakutę. Ir jis yra 5 metrų. Aš pagalvoju, gal kur nors aš dar taip panaudosiu, šį 2 gyslų ir jo nenaudosiu. Bet turiu 3 gyslų, jau pas mane visas stalčius mėtosi elektros laidų nuo, net nežinau nuo ko, gal čia nuo kompiuterių, nuo ko. Laidai pakankamai stori, guminiai, šakutės su žeminimu, 16 amperų ir manau, kad 800 vatų įrankį šitam tikrai bus per akis. Tarp kitko, dar grįžkim prie vieno vaizdo įrašo, kur ten kai kurių komentarų susilaukiau. Pirmiausiai, Gintautui ačiū, kad pastebėjo klaidą, kad ne tą papasako apie liumenus ir kelvinus. Apie kelvinus gal ten viskas buvo gerai, bet apie liumenus. Ten jau įrašo nuorodą paliksiu komentaruose. Tai ten viską reikėtų dalinti iš 2. Gintautai, ačiū tau. Aišku, kažkas pakomentavo, kad tokių vaizdo įrašų dėti į YouTube negalima dėl nesaugumo, nesuprantu. Nieks neprivalo elgtis taip, kaip aš elgiuosi. Aš ten aiškinu patį principą pajungimo, kaip turėtų būti pajungta. O ar jūs jungsit ar nejungsit, čia jūs imkitės patys atsakomybės. Aš jums nerekomenduoju to daryti, jeigu niekuomet nedarėt ir jeigu nesuprantat, ką darot, tai tikrai nedarykit. Aš tik tai darau tą, ką aš suprantu. Ir aš imuosi, kaip sakant, atsakomybę visą savo. Gerai, dabar apie šakutės. Žiūrėkit, šakutės yra 2. Jos yra identiškos, biškai gal skiriasi išliejimas, bet tai mums tas dalykas nedomina. Bet mes matom vieną bendrą dalyką. Šakutė yra 90 laipsnių. Aš manau, kad aš į kamerą pataiku, nes aš kameros nematau ekrano. Šakutė yra 90 laipsnių kampų nuleistas laidas. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu atversime šakutės, pastebėsite, kad šakutėje yra viršuje skylė. O aš įkišiu kontaktą, aš manau, kad jūs matysit. O štai čia.
čia aš netaikau. Tuoj. Va, štai. Matot, šakutę įkišau. Dabar tie, kas žino, turbūt žinot, kad kam reikalingas tas kontaktas papildomas. Taip, abiejose šakutėse yra tos skylutės. Viršui. Taip. Yra specialios rozetės, kad laida, reiškia, pačioj rozetėje yra atsakomasis kontaktas tam lizdui. Ir tu, norėdamas šakutę įkišti va štai taip, tu neįkiši. Dėl ko? Todėl, kad dešiniai pusėje yra fazė. Mes apie tai dažnai kalbėjom, kodėl yra fazė dešiniai pusėje. Nedažnai, o jau kalbėjom apie tai, kodėl neturi būti dešiniai pusėje. Dešiniai pusė fazė turi todėl būti, kad, tarkim, šaldytuvuose, orkaitėse, indaplovėse, mikrobangų krosnelėse. Aš netingėsiu, gal atsinešiu elektrinį savo virdulį, irgi parodysiu. Visur fazė yra dešiniai. Ir ten, kas gali man sakyti, kad fazė per sekundę su nuliu susikeičia 50 kartų, 50 Hz dažnis, viskas čia yra tvarkoj, bet fazė turi būti dešiniai, nes jinai turi nemažą įtaką. Ir taip pat pasižiūrėsime, ar mano teorija yra teisinga, kad rudas laidas yra fazės laidas. Nu, aš nežinau, kokie ten spalvos laidai, čia laidai turbūt atkeliavę iš užsienio bus, bet manau, kad europietiškas žymėjimas ir viskas čia su laidais bus gerai. Štai dabar žiūrėkit, čia yra dar vienas laidas ir lizdas yra, ne lizdas, kištukas yra su tiesiniu laidu. Štai šitą laidą galim kišti kokią norim kryptim, nes yra dvi skylutės čia. Reiškia, ar taip mes įkišim, ar taip įkišim, jokios įtakos nei įrankiui, nei kažkam kitam neturėsim. Tarp kitko, šitas laidas, aš dabar prisiminiau, yra nuo girliandos, lauko girliandos, neatsimenu, dėl čia 1,5 metro buvo tas laidas, girliandas sudegė, o laidas pats yra minkštas guminis, jisai ir žiemą, kadangi lauke pakankamai geros kokybės laidas, ar čia silikonas, net nežinau, nu, bet čia neturi įtakos dabar. Todėl, kad girliandai turbūt įtakos neturi tas papildomas kontaktas, kur bus fazė ar kur nulis, nes ten dar blokelis specialus buvo. Tai dėl to jisai turi dvi skylutės ir laidas yra tiesinis. Nu, bent taip aš manau. Aišku, įžeminimas čia turėtų būti, laukia įžeminimas privalo būti. Nubėgau, aš pažiūrėjau, nenešiau nei arbatinio, bet tiesiog nubėgau, pasižiūrėjau 4 prietaisus, reiškia mikrobangų krosnelė, duonos skraidintuvas, kavos aparatas ir virdulys ir visų laidai yra su 90 laipsnių kampų nuleidimu. Ir reiškia, šakutės bus standartiškos, kad kontaktas papildomas įkiš, kad būtent štai šitaip laidų į viršų mes neįkištume, o būtent įkištume taip, kaip priklauso. Tai jeigu kažkur pas kažką tai rozetės yra apačioje ir galbūt patogiau šitaip laidą yra kišti rozetę, bet pagal idėją, pagal tvarkingumą, pagal tvarką reikėtų rozetę kišti šitaip. Gerai, gana šitų pliurpalų, šitų teorijų, čia prišnekėjau jau labai daug. Tai visgi pasižiūriu aš laidą ir čia matau laidas beveik 2,5 metro, tai paimsiu ir pastatysiu aš, sumontuosiu, nepastatysiu. Kalbu kaip, va čia maždaug 2,5 metro laido ir mes jį šitą galą nukirpsiu. Man tokio laidoj, tokio galo nebereikia. Jisai keliaus prie įrankio, lendame savo dėžutę. Taip, paimam štai tokį įrankį ir su juo nukirpsim šitą galą. Mums jo tiesiog nereikia. O štai taip. Kerpam drąsiai. tą dalį įmesim kažkur prie plastiko, prie buitinių prietaisų atliekų. Gerai, tada kas toliau? Toliau reikėtų pasimti peilį
kažkokį tai ir, kaip sakant, uždrožti. Na, kaip laidus nuimti žievę, tai yra specialūs įrankiai tam, bet aš tokių įrankių neturiu. Tiksliau turiu, bet jie kažko tai parodysiu. Tuoj, bet jums. Va, turiu tokį įrankį, bet jis man kažko tai neveikia. Tarp kitų, kas moko, ar čia kažką reikia pareguliuoti, aš nežinau. Čia yra turbūt kiek milimetrų nuimti, bet aš įkišu man, jisai nieko jis man čia nedaro. Čia kažką tai reguliuoja tas dalykas, bet aš... Bet jau kai kandu, tai su viskuo. Ne, aš gal senu tradiciniu metodu su peiliuku. Gerai, tuo išdrošiu laidą ir parodysiu. Truputėlį pastumsiu įrankį iš šoną. Žiūrėkit, uždrožiau laidus. Kaip čia nuėmiau izoliaciją. Nu čia. Nežinau, kokio ilgio turi būti laidai. Geltonas, rudas ir mėlynas. Taip. Paimkime testerį ir praskambinkim, kur mūsų fazė. Pažiūrėsim, ar mano teorija pasitvirtino. Statau ant skambučio. Taip. Galim patikrinti. Tikiuosi, kad girdėsit. Tyliai dirba. Galbūt reikia nusėdusi. Taip, rudas laidas. Kur šakutė mūsų? Taip. Gerai. Prietaisą čia dedu. Gal ekrane matysit. Taip. Šakutė stovi taip. Aiškiai, prie dešinio kontakto dedu vieną. Ir kitą galą prie rudo laido. Nežinau, matosi. Garsas yra. Rudas laidas ir dešinys kontaktas. Dešinys ir kitoje pusėje rudas. Nu, turbūt ginčių daugiau nebus. Ties šita riba, kodėl fazė turi būti dešiniai. Gerai, kol kas įrankius šitos į šoną ir laidus. Yra standartas, yra reikalavimai, turbūt daugiau klausimų neturėtų būti ties šita riba. O jeigu yra kažkaip kitaip, tai būtinai parašykite. Gerai, tuoj prisikasime prie kito įrankio. Taip, dabar čia yra pačioj varžtas. Mes jį turim atsukti. Įsukam varžtą. Gal neišvažiavau iš ekrano. Taip, varžtą įsukau. Dedu kur nors į šoną. Toliau, ką čia daryti reikia? Kažkaip iš ten nusimda. O! Štai šitaip. Nusijama. Taip, aha. Toliau. O toliau nebeatsimenu kaip. Kaip čia toliau mes nuiminėdavom. Štai taip. Aha. Įrankį dedame šito pusę. Vat, kojos sudaužytos ir nebesilaiko įrankis. Ai, tu savo. Gerai, dabar čia yra laidas prispaustas su valniuku tokiu. Tai mes jį atpalaiduokim. Pergyvenu, kad nematysit. Štai, vieną varžtą atsukau. Ir kitą. Taip, atsukam tą dalykėlį, tuos laidus du. Opa. Balną į šoną su varžtais. Taip. Dabar laidas eina pas mus per apačią į viršų. Grąžinam atgal. Ir čia yra du kontaktai. Reikės tiesiog dabar tos laidus atsukti. O štai jie ateina čia. Jau, va taip. Ir ten yra varžtelė. Čia reikia turbūt smulkaus kryžminio ir atsuktuvo. Šitas bus per stambus. Tuoj
Tuoj. Nu, žinau. O. Atsukau. Gal ir išimsiu su viskuo šį. Va. Varžtelį su šaibutė išimu. Taip. Dedu į šoną čia. tą patį darau su kitu varžteliu. Nu, ir tą patį padarom su antru varžteliu. Įsukam pilnai. Man žinot, kas sunkiausia yra. Mano pirštai yra labai stori. Ir kai aš noriu išimti kokį nors varžtelį, man taip sunkiai sekasi. Atsuku, bet kai reikia, išėmiau. Nu va štai, su visą šaibutę į šoną. Aišku, čia reikėtų tuos laidelius aplituoti, tai būtų tvarkingiau, bet prisipažinsiu, aš nemoku lituoti. Viskas, laiduką ištraukiam iš čia. Va taip. Opa. Štai du laidai. Ir viskas. Einam, paruošim kitus du laidus, prakišim ir užsuksim. Pirmiausiai išmetam šitą pažeistą laidą. Na, dar neišmetam, gal kur panaudosim. Taip, tuomet imam mūsų naują laidą. Taip. Tarp kito, aš galvoju, kad mums geltono laido nereikia, tai mes jį galim nukirpti. Mes jo tiesiog niekur nenaudosim. Ten net nėra prie ko jį prijungti. Korpusas yra plastikinis, tai mes drąsiai jį galim. Korpusas plastikinis, tai mes drąsiai galim jį ir nukirpti. Kerpam, nekerpam? Dedam laikus, tada kerpu. Nukirpau. Palikau mėlyną ir rudą. Dabar prakišiu pro čia per karkasą. O, kaip čia. Tip top telpa. Taip. Prakišu pro karkasą. Tuomet prakišiu štai čia iš apačios, kurie ir pralindę buvo. Kažkur čia jie pralindę buvo, jo. Jo, čia buvo pralindę. Tuoj prakišim. Tuoj. Oi, kur aš čia kišu? O čia vienas laidas ir kitoj pusėje kitas laidas. Tuoj aš čia kišiu. Va štai taip. Gerai, prakišau. Dabar uždrošimės juos, kaip sakoma. Tai paprastas peiliukas, manau, tiek užteks, čia kokie 20 mm, varžteliai plonyčiai. Čia turbūt kaip prisuksiu, ar čia jums rodyti, gal ir neverta, gal daugiau biškų reikia, kokie 25 mm, nuimti izoliacijos. Nu, čia viskas elementariu. Padarysiu kilpytes, prisuksiu, nes turbūt nelabai kam įdomu, kaip aš šitos laidus drožinėju.
ir kilpeles sukinėjau. Varžtas, aplink jį užsuku varžtelį, o ir pirštai juodi mano nuo purvinų įrankių. Ir čia tiesiog, sakau, reikėtų aplituoti, bet aš neturiu nei lituoklio, kas yra blogai, ir neturiu litavimo patirties. Nu ir viskas, dabar tą varžtelį tiesiog reikia prisukti. Gerai, dabar užsuksim varžtelius, stipriai veržti nereikia. Proto ribose, kaip visuomet viskas daroma. Kas čia su tuo mano šiandien klišų pataikymu. Nu ir viskas. Šiaip reikėtų patikrinti, bet aš manau, kad čia viskas yra tvarkoj. Ir šiandien dabar netikrinsiu su atidarytų įrankiu. Gerai, dabar prisuksime. Štai čia, tas nulaužtas dalykas, negerai. Pakiškim peilį. Gal, ne, jis man vis tiek važiuoja. Čia reikia dar prisukti kilpelę laidoj laikyti. Prisuksim. Balniukas, ar kaip jis vadinasi. Sulaužė, sudraskė. Na, bet tegul dar tas įrankis gyvuoja, kad ir koks būtų pavojingas, ne? Va taip, dabar imu atsuktuvą, šešėlis krenta, vakaras, 9 vakaro. Bet patikrinti negalima bus, visi miega. Gerai, mes greitai patikrinsim. Štai taip. Dar čia biškutį pasakau šitą pusę. Štai taip. Nu, gal dar truputėlį šitą, kad neperlaužti, neperspausti. Čia gerai. Ir čia gerai. Nu, ir laikosi laidas gerai. Grąžinam atgal. Ir statome dangtelį. Kaip čia turi būti, aš nebeatsimenu, turbūt taip. Taip, čia žiūrim, kad jokie laidai nekliūtų mum. Kažką aš neleidžiu užsidaryti, o gal užsidarė. Taip, čia nejungta? Ne. Viskas, dabar čia, dar pažalau, aš patikrinsiu, ar gerai aš jau dariau. Ar mums nieko kokį laidą neprispaudžia. Nu, lyg tai ne. Ar kokių šiukšlių išbirėt galėjau iš to. Gal reikėjo ir prapūsti dar. Taip, įmam paskutinį varžtelį, kuris čia buvo. Kaip sakant, kišam į uodegą. Štai čia. Kryžminis atsuktuvas. Nu, praėjo grubiai pusvalandis, kol čia dar telefonu kalbėjau. Net nežinau, ar viską gerai nufilmavau. Einam patikrinti. Opa. Įjungiu rozetę. Nu, su Dievo pagalba. Baisu, man irgi baisu. Nu ką, remontas baigtas. Manau, kad viskas pavyko puikiai. Tai ką noriu pasakyti. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Dirbkite saugiai. Dirbkite pagal visas reikalingas taisyklės saugumo. Ačiū, kad žiūrėjote, dar kartą sakau, ir laukite naujų vaizdo įrašų. Dar remonto bus, manau, ne vieno įrankio. Iki.